Taigi, sutvirtinimo sakramentas, šventosios dvasios sakramentas. Prieš eidami nagrinėti, atidžiai pažiūrėti į sutvirtinimo sakramentą, įsigilinti į tai, kas yra sutvirtinimo sakramentas, prisiminkime, kas yra sakramentai iš viso. Sakramentai yra Kristaus įsteigti, regimi ženklai, neregimai Dievo maloniai perduoti. Sakramentus įsteigė Kristus, jie yra regimi, jie nėra kažkokie tai superdvasiniai, nors jie tikrai perduoda dvasinės neregimas malonės, bet savo išorėje jie yra regimi, apčiuopiami materialūs ženklai, perduoti Dievo maloniai. Dabar koks yra tikslas Dievo malonės, kodėl mums jos reikėtų tos Dievo malonės? Vėlgi, žmonės dažnai taip supranta Dievo malonę gana paprastai, buitiškai, ne, kad sektųsi, kad nesirgčiau. Ir tame yra daug tiesos. Bet Dievo malonė yra kur kas daugiau ir giliau ir svarbiau ir įdomiau. Dievo malonė yra mums duodama tam, kad mus iš esmės perkeistų, iš esmės transformuotų, kad įvyktų mūsų giluminis perkeitimas, mūsų kompiuterių atnaujinimas toks, kad mes pajėgtume dirbti su dangiška programa, kad mes galėtume dalyvauti dangiškoje programoje, dangiškame gyvenime. Taigi Dievo malonės tikslas yra perkeisti mūsų gyvenimą, išgydyti, sustyguoti, nukreipti pagal Dievo planą, o tai reiškia į sudievinimą, reiškia mūsų gyvenimo radikalų perkeitimą. Ir tai yra tikra laimė, tai yra, kam mes esame sukurti. Mus padaryti Dievas nori laimingus. Ir yra daugybė būdų, kaip Dievas perduoda savo malonę. Įvairūs tie būdai yra. Vienas labai svarbus būdas yra sakramentinis. Tai yra sakramentais Dievas perduoda savo malonę ir sakramentai tą Dievo malonę perduoda objektyviai. Ką reiškia tas žodis objektyviai? Tai reiškia, ten jinai tikrai yra. Nors jinai yra ta malonė neregima, bet jinai yra ne fantazijos, ne įsivaizdavimo, ne įsikalbėjimo dalykas, bet jinai tenais yra realiai esanti dvasinė realybė, dvasinė malonė. Ir žmogus net gali apie tai net nežinoti. Pavyzdžiui, kūdikis, priėmęs krikšto sakramentą, jisai to nežino. Ir jeigu jam nepapasakotų, kartais pasitaiko žmogus, sako, aš nežinau, ar aš esu priėmęs krikšto sakramentą, nėra nuotraukų išlikusių, ten tėveliai ar krikštatėviai kažkaip tai ar mirę, ar kažkur kitur, ir jisai nežino. Kita malonė yra žmoguje realiai, tačiau jis apie tai gali net ir nežinoti. Aišku, jeigu ruošiasi žmogus jau sąmoningo amžiaus, tai jisai turi žinoti, jisai turi norėti to sakramento, taip. Bet štai tokiu atveju, kaip kūdikio krikšto atveju, net jisai gali to nežinoti, jinai vis dėlto tenais yra objektyviai. Sakau tą todėl, kad kartais žmonės įsivaizduoja krikščioniškus dalykus, tame tarpe ir sakramentus, sakramentinę malonę, kaip tokį daugiau psichologinį įsikalbėjimo ar savytaigos dalyką. Tai neteisingas, nekrikščioniškas supratimas. Ta malonė yra tenai esanti objektyviai, tačiau jinai yra, prisimena tą įvaizdį grūdo pavidalu. Arba, nors gal dabar kaip tik pavasaris ir vyksta visokie sodinimai ir sėjimai ir visa kita. Ir grūdas beriamas yra į dirvą. Ir be to grūdo nebus pomidorų, nebus agurkų, nebus nieko, jeigu nebus to grūdo. Bet tam, kad būtų vaisių, būtų pomidorų ir agurkų ir visų kitų vaisių, neužtenka tik grūdo. Reikia tą dirvą paruošti ir paruošus, po to, kai grūdas beriamas į dirvą, reikia toliau prižiūrėti tą augalą, tam, kad būtų vaisių. Tai labai geras įvaizdis sakramentams. Reiškia, sakramentai irgi perduoda malonę, tačiau grūdo pavidalu. Jeigu tu žmogau nori vaisių, kurie prasideda jau šiame gyvenime, ta ramybė, džiaugsmas, tas tikras laimingas gyvenimas, tai reikia tai maloniai leisti tavo gyvenime aukti ir įsiskleisti. Jeigu tu to nepadarysi, tai tada tas grūdas bus kaip nukritęs ant asfalto. Galite labai daug grūdų priberti ant asfalto ir jie nesudygs, nes nebus jiems tinkamos dirvos. Arba, kas iš mūsų mažiau
susidūrę su daržais ir sodais, tai tada kompiuterinis failas, tas suzipuotas, reiškia, failas, tam, kad aš gaučiau jo teikiamas gerybės, aš turiu savo kompiuterį jį išzipuoti ir paskui naudoti. Tai štai sakramentai yra grūdo arba suzipuoto failo perduota didžiulė malonė, didžiulė galia, džiaugsmas, dangaus karalystė perduoda mums sakramento pavidalu. Tačiau ar sakramentas duos vaisių priklauso nuo mūsų, nuo to, kaip aš paruošiau savo gyvenimo dirvą ir po sakramento priėmimo, ką aš su juo dariau. Aiškiai, kaip aš paruošiau. Sąmoningumas, noras, gilinimasis, stengimasis per maldą, kuo labiau save atverti. Ir po to bendradarbiavimas su malone, sakramentą priėmus, tai būtų tiesiog krikščioniškas gyvenimas. Vėl malda, vėl to sakramento, jeigu tai būtų, sakykime, Eucharistija ar išpažintis, reguliarus praktikavimas, pastangos gyventi krikščionišką moralų gyvenimą, tai ir yra tai, kas išlaisvina tą malonę, tą išzipuoja tą failą palaipsniui mano gyvenime. Taigi, sutvirtinimo sakramentas. Vienas iš 3 įkrikščioninimo sakramentų, tai reiškia į krikščionybę įvesdinančių sakramentų. 3. Krikštas, sutvirtinimas ir Eucharistija. O čia yra tie 3 į krikščionybę įvesdinantys sakramentai. Ir sutvirtinimo sakramentas sutvirtina tai, ką mes gavome per krikštą. Jeigu taip vaizdžiai kalbant, esu jau sakęs jums, tai krikštu mes peržengėme per Dievo šventovės slenkstį. Sutvirtinimu mūsų žingsniai yra sutvirtinami, sustiprinami link Eucharistinio stalo. Eucharistija yra visų sakramentų tikslas. Kristus jau savo viešosios tarnybos, viešojo gyvenimo metu daug kartų žadėjo apaštalams atsiųsti šventąją dvasią. Ir tą pažadą įvykdo Velykų dieną ir ypač per sekmines. Labai ryškiai, įspūdingai šventoji dvasia nužengia ant apaštalų ir apaštalai pradeda skelbti nuostabius Dievo darbus. Pradeda skelbti, kas yra Dievas ir ką jisai padarė ir ką jisai siūlosi padaryti kiekvieno žmogaus gyvenime. Ir va šito vietoj siūlau pamastyti tokį keistą dalyką, man atrodo keistą dalyką. Per sekmines šventoji dvasia nužengia ant apaštalų ir jie pradeda skelbti. Kodėl jie nepradeda skelbti anksčiau? Juk jie viską jau žinojo. Jie netgi žinojo, kad Kristus miręs yra prisikėlęs. Kad Kristus prisikėlęs yra. Ir jie visai neskuba niekam apie tai papasakoti. Neįsivaizduojamas dalykas. Kodėl? Juk Kristaus prisikėlimas yra atsakymas į tai, ko laukė žydai 100 metų. Jie laukia Mesijo, Jėzus sakėsi esąs Mesijas. Ir reiškia, vyresnybė netikėjo, jį nužudo ir tada jisai prisikelia iš numirusiųjų. Prisikėlimas įrodo, kad jis yra Mesijas. Apaštalai žinojo, kad Kristus prisikėlė, kad jame yra atsakymas į giliausius žmogaus klausimus. Kiekvieno žmogaus giliausius klausimus atsakymas yra šiame žmoguje, Jėzuje iš Nazareto, Jėzuje Kristuje. Apaštalai tą žinojo ir jie nebėga papasakoti savo giminaičiams, artimiesiems, kaimynams ir visiems kitiems. Labai keistas elgesys yra. Jeigu dabar aš pasakyčiau, kad šiuo metu Rotušės aikštėje dalina po 10 000 litų kiekvienam pateikusiam asmens dokumentą. Tokių dotacijų skaičius yra ribotas. Tai jūs nelauktumėte šitos paskaitos pabaigos. Bėgtumėte iš karto į Rotušės aikštę. 10 000 litų gauti. Kaip šis tas, aš pats bėgčiau tenais. Ir čia yra didesnis dalykas. Čia yra geresnis dalykas negu 10 000 litų. Čia yra geresnis dalykas negu 10 milijardų litų. Kristus prisikėlė. Jame yra išspręsta didžiausia žmogaus problema – kančios, mirties, beprasmybės, tuščio gyvenimo problema jame yra išspręsta. Apaštalai tą žino ir
neskuba tą papasakoti savo artimiesiems. Kodėl? O čia yra keistas dalykas. Ir žiūrėkit, pirmas dalykas, kai nužengia šventoji dvasia, pirmas dalykas, ką jie pradeda daryti, jie pradeda skelbti. Jie pradeda pasakoti kitiems. Va tada prasideda skelbimas. Kažkaip tai neužtenka tik tai žinoti va čia. Kristus prisikėlė, Kristus yra Mesijas, Kristus yra gelbėtojas, jis yra Dievo sūnus ir taip toliau. Tikėjimo žinios yra svarbios ir jos yra labai svarbios, reikalingos, bet to neužtenka. Ir štai kas tas tikėjimo žinias, kurias apaštalai turėjo, kas jas padaro jų vidinę nuosavybę, tada tai tampa ne tik tai žinios, bet tai tampa jų patirtis. Tai tampa jų, reiškia, juos iš vidaus nušviečianti ir šildanti liepsna, kai nužengia šventoji dvasia. Vadinasi, vien tik tai žinios yra nepakankamos, reikia kažko tai daugiau, reikia Dievo įsikišimo. Ir štai šventosios dvasios atėjimas, sekminės yra tas radikalus Dievo įsikišimas, kada apaštalai yra padaromi apaštalais. Tada jie pradeda apaštalauti, pradeda skelbti tą pačią svarbiausią, geriausią, didingiausią naujieną, kokia tik tai yra įvykusi šioje žemėje per visą žmonijos istoriją. Ir šitas įvykis sakramentiniu būdu yra sudabartinamas, padaromas mums prieinamas sutvirtinimo sakramentu. Sutvirtinimo sakramentu šventoji dvasia yra dovanojama sutvirtintajam, lygiai taip pat kaip apaštalams per sekmines. Kiekvienas iš jūsų, kurie esate jau priėmę, mes esame gavę tą pačią šventąją dvasią, kaip ir apaštalai per sekmines. Tie iš jūsų, kurie priimsite sutvirtinimo sakramentą po 2 savaičių, gausite tą pačią šventąją dvasią. Na va, tai dabar tie iš mūsų, kurie esame priėmę sutvirtinimo sakramentą, prisiminkime ir pagalvokim, prisiminkim, kaip ten su mumis įvyko, ar mus nutvieskė Dievo šviesa iš vidaus, ar tikėjimo tiesos buvo suvidujintos ir staiga mes užsidegėme didžiuliu noru eiti ir skelbti visiems gerąją naujieną apie Jėzų gelbėtoją, Jėzų išganytoją. Ir turbūt dauguma galėtume pasakyti, kad ne, taip nebuvo. Ir dabar jau jūs žinote atsakymą. Kodėl? Į klausimą kodėl atsakymą jau žinote. Tam, kad sakramentas išsizipuotų, kad ta malonė, kuri yra grūdo pavidalo, išsiskleistų ir pasireikštų regimai, reikia tam tikrų sąlygų. Sakramentai nėra magija. Sakramentai yra Dievo malonė, o Dievas yra džentelmenas. Jisai niekada nesiveržia, jeigu žmogus netidaro durų. Jisai kantriai stovi ir beldžiasi prie mūsų širdies durų. Duris atidaryti galiu tik tai aš pats. Tai čia yra atsakymas, kodėl sutvirtinimo sakramentas, kaip ir daugybė kitų sakramentų, labai liūdna. Žmonių gyvenime jie yra priėmę didžiausią dovaną ir jie jos nenaudoja. Tai sutvirtinimo sakramentas yra dažnai pasitaikanti situacija. Iš kitos pusės, sakramentinė malonė niekada nesugenda, nesupelyja, nesupūva. Ja bet kada galima, jinai tenai yra. Jeigu aš dabar tą savo gyvenimo dirvoną pradėsiu purenti, laistyti, prižiūrėti, ta sakramentinė malonė, tas grūdas, lygiai taip pat sėkmingai ir puikiai neš vaisius, kaip ir būtų anksčiau. Taigi nieks neprarasta, viskas labai gerai, galime tą pradėti daryti dabar. Į sutvirtinimo sakramentą ir jo teikiamas malonės pradėkime žvelgti nuo pačios sutvirtinimo liturgijos, kaip yra švenčiamas sutvirtinimo sakramentas. Jūs jį priimsite mišių metu, bus švenčiamos šventos mišios ir mišių metu tam tikroje vietoje įsiterps sutvirtinimo sakramentas. Taip pat gali sutvirtinimo sakramentas būti teikiamas ir ne mišių metu. Pavyzdžiui, aš prisimenu savo paauglystėje, mes tiesiog įsirikiavome prie bažnyčios, aplink bažnyčią ir vyskupas suteikė sutvirtinimo sakramentą, ne mišių metu jis buvo teikiamas tenais. Sutvirtinimo sakramento liturgija, tai yra šventimas, prasideda krikšto pažadų atnaujinimo ir sutvirtinamųjų tikėjimo išpažinimu.
jau per Velyknaktį, kurie buvote, prisimenate, buvo krikšto pažadai atnaujinti. Tie, kurie nebuvote, gausite lapukus, išsinešti savaitėje pamastyti su krikšto pažadais. 3 kartus išsižadame blogio, krikšto pažadai, ir 3 kartus atsigrėžiame ir patvirtiname savo norą priklausyti Dievui. Štai tie 3 išsižadėjimai blogio ir 3 kartus patvirtinu savo troškimą ir pasirinkimą priklausyti Dievui. Būtinai juos rimtai pamastykite, krikšto pažadus. Ne tik tai, ką jie reiškia, aišku, pirmas darbas išsiaiškinti, ką jie reiškia, bet taip pat, ar aš juos priimu, ar aš tikrai turiu minty tai, ką jie sako. Tai štai, kai gausite pamastymui tuos lapukus, tai savaitę laiko reikėtų vis juos, pasvarstinėti, tam, kad galėtume per sutvirtinimo apeigas, šeštadienį prieš sekmines, galėtume juos iš tikrųjų sakyti, aš atsižadu blogio, aš atsižadu nuodėmės, aš tikiu į Dievą Tėvą Visagalį ir taip toliau. Taigi, sutvirtinimo sakramento liturgija prasideda krikšto pažadų atnaujinimu ir sutvirtinamųjų tikėjimo išpažinimu. Tada ar viena ar kita forma bus išpažįstamas tikėjimas. Tam jūs jau ruošiatės visai nemažai mėnesių, esate pakankamai pasiruošę, dar pagalvokite, ar aš tikrai tuo tikiu, ką bažnyčia skelbia, ką tikėjimo išpažinimas sako. Tai ir bus tas sutvirtinamųjų ir visų susirinkusiųjų. Mes, kurie esam jau seniau sutvirtinti, irgi galime savo širdyse visus tuos pačius veiksmus atlikti. Tuo pabrėžiame, kad sutvirtinimas yra krikšto tęsinys. Šitie 2 sakramentai yra labai artimai susiję ir krikšto pažadų atnaujinimu ir tikėjimo išpažinimu pabrėžiama jų artima sąsaja. Po to vyskupas ištiesia rankas virš sutvirtinamųjų, jūsų bus pakankamai daug. Jūsų tenai bus ne tik tai čia esantys, bet taip pat ir parapijoje kitose grupėse ruošiami, tai bus tikriausiai keliasdešimt žmonių. Tenai sustojusių priekyje vyskupas ištiesia rankas vis sutvirtinamųjų ir meldžia Dievą išlieti savo šventąją dvasią. Šventosios dvasios prašymas vyksta. Tas gestas yra šventosios dvasios dovano ženklas visada. Visoje liturgijoje ištisos rankos ir meldimas išlieti šventąją dvasią dabar bus nukreiptas į jūs, tie, kurie ruošitės sutvirtinimui. Po to eina esminė sutvirtinimo apeiga. Sutvirtinimo sakramentas teikiamas patepant šventąją krizmą, kaktą. Krizma yra specialus aliejus, kuris yra šventinamas vieną kartą metuose, didįjį ketvirtadienį per krizmos mišias. Ir tas krizmos aliejus yra naudojamas patiems svarbiausiems patepimams. Yra ir kitų aliejų, ir štai šitas krizmos aliejus yra naudojamas per krikštą, per sutvirtinimą, per kunigystę, tiems patiems svarbiausiems pateptiesiems, patepimams. Tai, kas mus padaro pateptaisiais. Taigi, patepa šventąją krizmą kaktą, uždeda ranką ir taria žodžius. Petrai, pavyzdžiui, šiuo ženklu priimk šventosios dvasios dovaną. Žodžiai. Reiškia, sakramentas visą laiką turi savo materiją, girdimi žodžiai yra labai materialu. Ir štai šitais žodžiais šventoji dvasia dovanojama sutvirtinamajam. Sutvirtintasis atsako amen. Jūsų atsakymas yra amen. Vyskupas taria ramybė tau. Sutvirtintasis atsako ir tau ganytojau. Labai paprasta. Nesirūpinkit, užrašysim ant lapukų, nepamiršite. Dėl to svarbu dabar įsigilinti į mintį. Ne tiek pergyventi dėl, kad tik nepamirščiau ten žodelio kokio, bet įsigilinti į šitą mintį. Vyskupas taria žodžius, nužengė šventoji dvasia. Aš pritariu, tikrai taip. Amen. Ramybė tau ir tau ganytojau. Štai yra ta esminė sutvirtinimo sakramento apeiga. Kreipkite dėmesį, labai svarbią rolę turi tas
įvairiose pasaulio kultūrose naudotas patepimas aliejumi. Prisimenate, sakramento malonė, kokia jinai yra, atsiskleidžia, neregima malonė, atsiskleidžia per regimus ženklus. Regimi ženklai atskleidžia, parodo tą malonę, kuri yra neregima. Tai dabar žvelgdami į aliejų ir patepimą aliejumi, mes galime šitą suprasti apie tą neregimą malonę, kas jinai yra ir ką jinai duoda. Taigi patepimas aliejumi. Pats aliejus daugybėje pasaulio kultūrų yra gausumo, džiaugsmo ženklas. Gausa, džiaugsmas. Aliejus nuvalo ir sustiprina kūną. Kūną daro sunkiai pagriebiamą kovoje. Antikoje imtynininkai prieš reiškia imtynės išsitepa aliejumi tam, kad priešininkas nepagriebtų, sunkiau sučiuptų. Aliejus gydo. Irgi antikoje aliejus yra labai svarbus vaistas žaizdoms gydyti, sumušimams, ramina skausmą. Pateptas aliejumi žmogus spindi grožiu, sveikata, jėga. Tas aliejaus simbolizmas labai svarbus. Ir pats žodis krikščionis, jeigu mes imsime šito žodžio etimologiją, ką jisai reiškia, žodis krikščionis, lietuvių kalboje tas neatsispindi, nesimato, bet šitas žodis yra kilęs iš žodžio pateptasis. Būti krikščioniu reiškia būti pateptuoju. Mes kartais galvojame, kad žodis krikščionis kilęs iš žodžio krikštas. Jisai yra daugiau kilęs iš žodžio Kristus. Mes tiksliau būtų sakyti, kad mes esame kristonys, mes esame Kristaus. O žodis Kristus, graikiškas žodis, reiškia pateptasis. Ir mes kaip Kristaus, kaip kristonys, esame irgi pateptieji kartu su Kristumi. Patepti. Kas yra patepimas? Vėlgi mes mūsų lietuvišką kultūrą nenaudojame, mažai naudojame, gal senovėje naudojamas aliejus daugiau, bet biblinėje, šventraštinėje kultūroje ir daugybėje kitų kultūrų patepimas yra misijai, tam tikram darbui, užduočiai atlikti, įgalinimas kažką tai nuveikti. Tai štai mes esame įgalinti, mums suteikta galia. Kokia galia? Pirmiausiai būti laimingiems, gyventi taip, kaip Dievas nori, kad mes gyventume, įveikti nuodėmės griovimą, įveikti nuodėmės suskaldymą, kuris padaro mūsų bendrystę neįmanomą, arba apsunkina ją, arba žaloja ją. Tai štai mes pirmiausia esame įgalinami gyventi Dievo valią savo gyvenime ir tada skleisti Dievo meilę, Dievo planą mūsų aplinkoje, kitų žmonių gyvenime. Esame pateptieji. Mes tampame pilni šventosios dvasios, tos pačios dvasios, kurios ir Kristus buvo kupinas, tam, kad visų savo gyvenimų mes skleistume gerą Kristaus kvapsnį. Čia iš apaštalo Pauliaus laiškų. Tas geras Kristaus kvapsnis. Ten, kur praeina krikščionis, ten turėtų kažkoks tai gerumas aplinkui sklisti. Visose situacijose, ir darbe, ir šeimoje, ir visur kitur. Dabar kokiegi yra tiksliau, konkrečiau sutvirtinimo sakramento padariniai arba sutvirtinimo sakramento malonės mums perduodamos suzipuotų pavidalu. Ar mes juos išzipuosim, ar leisime įsiskleisti, jau čia priklausys nuo mūsų. Taigi, sutvirtinant įvyksta ypatinga šventosios dvasios išliejimas, kaip kadaise jie buvo išlieta apaštalams sekminių dieną. Todėl sutvirtinimas padidina ir pagilina krikšto malonę. Viskas, kas krikštu jau mums buvo duota, sutvirtinimu yra pagilinama ir sustiprinama. Juo mumyse giliau įsišaknyja dieviškoji įvaikystė. Mes krikštu esame padaryti Dievo vaikai, Dievo dukros ir sūnus. Ir štai sutvirtinimas tą dieviškąją įvaikystę, mūsų buvimą Dievo vaikais, įsūnytais, įdukrintomis, pagilina.
giliau įšaknydina mumyse. Jis mus tvirčiau suvienyje su Kristumi. Vėlgi žiūrėkite visi aukštesniojo laipsnio būdvardžiai. Giliau, tvirčiau. Jau krikštu mes esame įskiepyti į Kristų. Ir štai sutvirtinimu tas mūsų įskiepijimas į Kristų yra sutvirtinamas, pagilinamas. Jis padaugina mumyse šventosios dvasios dovanų. Šventoji dvasia su savo gausiomis dovanomis jau yra mums duota krikštu. Ir štai sutvirtinimu šventosios dvasios dovanos tai yra įvairios galios, įvairios mūsų gyvenimo sritis atskiras paliečiančios dovanos yra pagausinamos, sutvirtinamos tam, kad mes galėtume gyventi pilnesnį, apstesnį, galingesnį, tikresnį gyvenimą. Tai duodama šiuo sakramentu. Jis tobuliau sujungia mūsų bažnyčią su kitais tikinčiaisiais. Esame sutvirtinimu artimiau, tvirčiau, pilniau sujungti. Kristaus kūną sudarome ir krikštu esame įjungiami į bažnyčią ir štai sutvirtinimu esame tobuliau sujungti. Šis sakramentas suteikia mums ypatingos šventosios dvasios jėgos, kad kaip tikri Kristaus liudytojai žodžiais ir darbais skleistume ir gintume tikėjimą. Šventosios dvasios ypatinga jėga, kad būtume tikri Kristaus liudytojai, žodžiais ir darbais skleidžiantys ir ginantys tikėjimą. Štai ką duoda šis sakramentas ir kai kurie iš jūsų esate šitą patyrę, tikrai yra svarbu ir nelengva įvairiausiuose gyvenimo aplinkybėse ir savo šeimos, giminės rate ir darbovietėje ir net visai atsitiktinėse vietose kartais iškyla klausimas, ar čia reikėtų kalbėti apie tikėjimą, kaip reikėtų, ar kažkokiu tai žodžiu, ar pavyzdžiu, ar kažkaip tai kitaip reikėtų savo tikėjimą parodyti, paliudyti ir už Kristų stoti. Tai šventoji dvasia suteikia mums ir išminties, ir jėgos tai daryti. Šiuo sakramentu mes gauname tą galią grūdo pavidalu. Ar aš ją toliau leisiu jai skleistis, vėl nuo manęs priklauso. Tam, kad mes drąsiai išpažintume Kristaus vardą. Tas reikia, mūsų tikėjimas nėra privatus dalykas, mes dalinamės juo su savo aplinkiniais, mes liudijame jį ir darbais, ir pavyzdžiu, ir žodžiais. Štai šventoji dvasia yra duodama tam, kad mes galėtume tą daryti tinkamai, efektyviai, taip kaip apaštalai po sekminių. Ir turbūt dažnai jaučiamės panašiai kaip apaštalai prieš sekmines, kur, reiškia, jie irgi nesidalino, nebėgo, neskelbė kažkodėl tai. Kažkas dar buvo neįvykę. Sutvirtinimas, kaip ir juo atbaigiamas krikštas, teikimi tik vieną kartą. Reiškia, yra sakramentai, minėjau jau, kurie yra teikimi tik tai vieną kartą. Krikštas, sutvirtinimas ir kunigystė. Štai šitie sakramentai gali būti teikiami tik tai vieną kartą, nes jie įspaudžia neišdildomą žymę tame žmoguje, kuris tuos sakramentus priima. Taigi sutvirtinimas įspaudžia sieloje neišdildomą dvasinę žymę, charakterį. Tai ženklas, kad Jėzus Kristus pažymi krikščionį savo dvasios antspaudu, duodamas jam iš aukštybių jėgos būti jo liudytoju. Aiškiai, šiuo sakramentu Kristus pažymi žmogų savo ženklu. Panašiai kaip antikoje kariai būdavo pažymimi savo vado ženklu. Aiškiai, karys turi savo vado ženklą. Tai čia yra mums duodama neišdildoma dvasinė žymė, kaip ir krikšte, aiškiai, pažyminti mus, kad mes priklausome Kristui. Sutvirtinimas yra vadinamas krikščioniškos brandos sakramentu. Krikščioniškos brandos sakramentu. Ir va čia reikia porą žodžių apie tai pasakyti. Dažnai
tie žmonės, kurie priima, dažniausiai sutvirtinimą priima 14-mečiai. Ir kokia čia branda, vargė tu manau. Bet sutvirtinimas yra brandos sakramentas ne ta prasme, kad tu jau esi subrendęs, bet ta prasme, kad tu atsistoji į brendimo kelią. Tu sąmoningai užėmi kryptį, atsistoji į savo gyvenime į brendimo kelią. Tai va, tie iš jūsų, kurie priimsite sutvirtinimą ir kai kurie iš jų, dauguma esate jau gerokai brandžiame amžiuje, tikrai ne 14-mečiai, sutvirtinimas nėra fiziologinis, biologinis brandumas ir net nedvasinis brandumas. Sutvirtinimas yra atsistojimas į kelią, kuriuo sąmoningai žingsniuoju link krikščioniškojo dvasinio brandumo. Sutvirtinimu aš prisiėmu pareigą aktyviai tarnauti gautomis dovanomis savo aplinkoje. Šis sakramentas kaip sąmoningo krikščionio, bręsti norinčio krikščionio sakramentas, savyje turi ir pareigą savo dovanomis, tiek natūraliomis, tiek antgamtinėmis, tiek supernatūraliomis dovanomis tarnauti savo aplinkoje. Šeima, namai, darbovietė, visur tą gerą Kristaus kvapsnį. Ir kaip jau esu minėjęs, Švento Pranciškaus žodžiai yra: skelbkite Kristų visada, jeigu reikia, naudokite ir žodžius. Tai sutvirtinimo sakramentas tiesiogiai į šitai pastumėja mus. Bus kova, neišvengiamai susidursime su įvairiausiais pasipriešinimais, visų pirma mūsų pačių nuodėmingumo, pasipriešinimo ir reikės kovoti. Sutvirtinimas yra kovotojo sakramentas, kovos ženklas. Ir tai būdavo anksčiau, priimant sutvirtinimo sakramentą, aš pats prisimenu, netgi liturginėje apeigoje būdavo tas sudavimas per žandą. Tas toksai pliaukštelėjimas, tas kario ir vado, toksai nemiegok, ar pasiruošęs kovai. Bet ta tokia prasmė šito pliaukštelėjimo. Ir kai kurie iš jūsų prisimenate, galbūt prieš 30 metų, kas maždaug priėmėte, būdavo šitas. Sutvirtinimo pagrindinis, pirminis teikėjas yra vyskupas. Jeigu kitus sakramentus kaip taisyklė mums teikia kunigas, tai sutvirtinimo kaip taisyklė teikėjas yra vyskupas. Ir tuo yra pabrėžiamas sutvirtinimo sakramentą priimančiojo žmogaus ryšys su visuotinė bažnyčia ir su apaštaliniu tikėjimu. Vyskupas, kuris yra apaštalų įpėdinis, vyskupai yra apaštalų įpėdiniai, pabrėžiamas mūsų tas ryšys, tas visuotinumas bažnyčios ir mūsų ryšys su visuotinė bažnyčia. Ir su bažnyčios pasiuntinybė liudyti Kristų. Gyvename tikrai įdomiais laikais ir tas reikalingumas liudyti Kristų visais įmanomais būdais. Pasauliu tikrai reikia Kristaus, pasaulis labai vargsta be šitos pačios geriausios naujienos ir mes esame įgalinami tai daryti sutvirtinimu. Keletas praktinių pasiruošimo pastabų. Sutvirtinimo vardas. Reikalingas sutvirtinimo vardas, taip pat kaip ir buvo krikšto vardas. Prasmė yra ta pati. Sutvirtinimo vardas mums šventasis turėtų būti. Pasirenkam tokį šventai, kuris man yra kažko tai svarbus, brangus, kad aš galėčiau turėti pavyzdį danguje ir užtarėją danguje. Užtarėją ne blato prasme, mes kartais tą labai taip neteisingai suprantame užtarimą, kaip tokį, mūsų blogų darbelių pridengimą. Ne. Jisai ne tą darys. Jisai
neduos man ramybės, kad aš savo blogus darbelius baigčiau ir pradėčiau žingsniuoti į dangų. Jam labai rūpi, kad aš patekčiau į dangų. Ir už tai jisai visais įmanomais būdais melsis už mane, kad pasikeistų mano neteisinga gyvenimo kryptis ten, kur jinai yra neteisinga. Taigi sutvirtinimo vardas. Kas dar neturite, per šitas 2 savaitės pasvarstykite, pagalvokite, koks šventasis jums būtų artimesnis ir svarbesnis. Krikštokas vardą turite šventą, jį galima naudoti ir jį, galite pasirinkti kitą. Sutvirtinimo vardas gali būti ir kitas. Sutvirtinimo globėjas, kaip ir krikštatėviai būna, taip yra ir sutvirtinimo tėvas arba motina arba vadinamieji globėjai. Sutvirtinimo atveju užtenka vieno ir krikšto atveju užtenka, formaliai žiūrint, užtenka vieno ir štai per praėjusį Velyknaktį buvo žmonių, kurie turėjo tik tai vieną krikšto tėvą arba motiną. To kanoniškai pakanka. Sutvirtinimo atveju imame kaip taisyklė vieną. Reiškia, nereikia antro, tos pačios lyties žmogus. Formaliai žiūrint, jisai turi būti pilnai įkrikščionintas, tai yra priėmęs visus įkrikščionimo sakramentus. Tam, kad galėtume būti sutvirtinimo tėvo arba motina, arba krikšto tėvo arba motina, turime būti priėmę visus įkrikščionimo sakramentus, krikštą, sutvirtinimą ir pirmąją komuniją. Na ir be abejo, turėtų būti praktikuojantis. Mintis ta pati, kad jis galėtų jums duoti patarimą, kad jis galėtų būti pavyzdys dvasinėme gyvenime. Nelabai lengva rasti tokius, bet pabandykite, pasimelkite šventai dvasiai, kad jums padėtų surasti tinkamą krikšto tėvą arba motiną. Kai kalbinsite ką nors, kad būtų krikšto tėvas arba motina, tai nuraminkite, kad jo atsakomybės nėra labai didelės. Ne tokios didelės, kaip būna kūdikio krikšto atveju. Kūdikio krikšto atveju krikštatėviai prisiima milžinišką atsakomybę, realiai milžinišką atsakomybę ir reikia labai rimtai pasvarstyti, ar aš tą atsakomybę prisiimu pagrįstai, atsakingai prisiimu. Nes krikštatėviai kūdikio krikšto atveju įsipareigoja ugdyti vaiką krikščioniškai, jeigu tėvai to nepadarytų. Tai, žinai, labai dažnai tėvai nėra praktikuojantys ir tada krikštatėviai prisiima visą atsakomybę už kūdikio krikščioniškąjį augimą. Suaugusiųjų atveju, tiek suaugusiųjų krikšto atveju, tiek juo labiau sutvirtinimo atveju atsakomybė yra pačiam žmoguje, kuris priima sakramentus. Priimdamas sutvirtinimo sakramentą aš prisiimu ir atsakomybę tą malonę ugdyti, puoselėti. Krikštatėvis krikšto atveju arba sutvirtinimo tėvas arba motina sutvirtinimo atveju yra man pagalba, kai aš į juos kreipsiuosi. Reiškia, aš juos kai kreipsiuosi patarimo, reiškia, maldos, tai tada jie turi padaryti, kaip sakant, būti prieinami tam. Bet patys krikštatėviai neturi tų didžiulių įsipareigojimų, tokius, kurie jie turėtų kūdikio krikšto atveju. Tai nuraminkite tos žmonės, kuriuos kalbinsite, kad būtų jūsų sutvirtinimo tėvai ir motinos, jų įsipareigojimai yra tie, kad kai jūs kreipsitės į juos dvasinės pagalbos, dvasinio patarimo arba maldos, kad jie įsipareigoja būti prieinami šitam prašymui. Ir tiems, kuriems reikia, prieikite išpažinties, artėjant sutvirtinimo labai tiktų. Be abejo, tiems kurie jaučiate, žinote, kad yra sunki nuodėmė, tai yra būtina prieiti išpažinties. Tiems, kurie žinote, kad nebuvo sunkių nuodėmių, prieikite vis tiek, būsite labiau atviri. Išpažintis mus nuvalo, atveria Dievo maloniai ir be abejo prieš tokį reikšmingą gyvenimo įvykį tikrai gerai pasinaudoti visom priemonėm, tą savo dirvoną supurenti kuo geriau, paruošti šitai maloniai kuo pilniau. Tai tą padarykite savarankiškai, neturėsime jau sutaikinimo pamaldų daugiau, tai per šitas 2 savaitės pasirinkite laiką ir prieikite, jei ką nors reikia pagalbos, patarimo, kur galėtumėte tai padaryti, visada galite čia esančių komandos narių klausti to patarimo.
Tai būtų tiek apie sutvirtinimą.